Aš prieš sezoną sakiau, niekas nepasikeitė. Treniruočių pobūdis nepasikeitė, va, nuotrauka kabo. Treniruočių pobūdis nepasikeitė, treneriai nepasikeitė, pasikeitė žaidėjas. Reiškia, kažkur gal mano nesupranta mano reikalavimų kiti žmonės, nežinau, nu. Aišku, turėjom šansą, kaip sakyti, iš 2 rungtynių žaidė, gali 1 tašku pralaimėti. Nu, neįmetė baudų, bet neįmesti tokiam žmogui 2 baudų. Ką aš nekaltinu, nu ką, bet paprasčiausiai, kad toks gyvenimas, nu, tai pralaimėti yra. Nu, ne ta žodis apmaudu, yra nesąmonė, nu kaip, nu, įmesk 1 baudą, nu tai mačiau NBA dabar iš poklyno metą, nu tai meskim tokias, nežinau. Sunku ką nors man paaiškinti, aš šitą protokolą nežiūriu, dabar gynėmės, atrodo neblogai, aišku, pradžiai nepataikėm, teisingai jūs sako, tas banguotas žaidimas, žaidėjas nesupranta vėl, kad kiek mes baudų turim, aš įmečiau 3, nu, gal jinai neįmės, jinai atgal 3. Čia ir yra, įmetė, reikia sukandus dantis gintis. Darbas, juodas darbas yra gynyboje. Tik tai tas gali privesti prie pergalių. Tai dirbsim, stengsimės. Ką.